labai mėgstam. Mėgstam, bet nedideliai šaukštas. Nedėlis šaukštas ir mažas. kiekis. Dėlį mėgstam medų. Kodėl? Kodėl? Skanu medus yra. Saldus. Saldus. Bitutės atneša. Taip, labai mėgstu. Taip. Kodėl? Nes jis skanus. Kartais mėgstu. Kodėl mėgstu? O kai sergi, tai kaip vaistą naudoji? Taip. Todėl, kad skanu, saldu. Taip mėgstu. Kodėl? Neskanu. Man tai neskanu. Medų? Mėgstu. Apie mėlynasias. Nu gal ir nieko nežinau, ar iš vis kad tai yra iš tikrųjų. Mes taigi girdėjom apie tranus ir motininės bites. O, bakis. Nieko. Nieko. Pirmą kartą girdžiu. Kad jos gal mėlynos akys, nežinau net. Apie mėlynasias bites? Nieko. Apie mėlynasias bites nežinau nieko. Žmonės jiems kenkia. Chemikalai visokie, kurie purškiami laukinios, kuriais purškiami vėjo laukai. Kas jiems kenkia? Irgi nežinau, Oi, nežinau. Bitės kokiamis lygomis serga, o čia nežinau. Nežinau. Kenkia maisto trūkumas, kenkia širšės, kenkia vapsvos, kenkia žmonės, kenkia meškos, daug kas kenkia. Užterštas oras jiems kenkia. Nuo mašinų. Šaltis. Žiema. Serga varikozė, yra tokia liga bitučių. Jos miršta po šito. Šumaras, man atrodo, yra. Ir paskui, jeigu žiemą, jos žiemą gali sušalti, arba jeigu bus paimta per daug medaus ir nebus cukraus įdėta, tai bitės numirs badu per žiemą. Bitės serga, kad jos nuskrenda tam tikrą kilometrų kiekį ir jos tiesiog miršta. Ne, žinokit, yra erkutės, bičių erkutės. Jo, bičių erkutės puola. Kas bitėms kenkia? Meškinai. Meškinai. Ne, meškinų nėra Lietuvoje. Ai, Lietuvoje nėra, bet šiaip meškinai. Kas joms kenkia? Nu, virusai. Ir dar trąšos, nes negalima augalų tręšti, nes apsinuodija bitės ir nuskrenda į avilį ir perneša visas ligas. Taip, nu. Ką reikia daryti, kad bitės neišnyktų? Saugoti jas. Mažiau purkšti laukus. Ekologiškai. Nepurkšti laukų tada, ne? Su chemija. Saugoti gamtą, neteršti oro. Žiūrėti jas, nenaikinti jų, nenuodyti. Reikia mažiau purkšti pesticidų. Jo, Reikia daugiau sėti gėlyčių, kad galėtų jas apdulkinti. būtinai reikia Ir reikia gėlyčių. mažiau telefonais naudotis. Taip. Teisingai, ačiū už pokalbį. Ačiū.
banditas. Bet toks geras žmogus. Ir va, ir žmogus geras. Nusimk kepurę. Nusimk, atrodo labai kaip banditas.